palikti išjungtą, nesuprantu. Nu va, dabar viskas turėtų būti gerai. Pirmą kartą įsirašė labai tyliai ir pakankamai gerai. Girdisi dar šitas mašina džiovinimo, kaip eina. Šį kartą pasukau biškį, kad būtų stipresnis garsas, ant 6 buvo nustatyta ant 5, dabar pasukau ant 6. Gal ko gero ant 5 reikia palikti, kadangi ant 6 kažkaip tai per daug girdisi. Nes kažkur tai 5,5 maždaug. Tai va, čia kai į priekį ateinu, aišku, garsas yra geresnis, kadangi mikrofonas į mane nustatytas yra. Nu ką, girdisi visai neblogai. Nu va, įdomumo dėliai šičia yra be mikrofono ir pasižiūrėsim, kaip jis rašė be mikrofono. Ja. Tai va. Nu, skirtumas nežinau koks bus. Gal bus šiek toks, gal ne, tačiau namuose pakankamai tylu, tai aš nežinau. Šiaip turėtų būti normaliai ir taip yra, naip. Klausimas kaip laukia. Pala, aš pamiršau nustatyti mikrofono nustatymus. Dabar viską pajungiau kaip ir turėtų būti. Stoviu praktiškai prieš pat kamerą. Iki kameros yra gal koksai metras, nedaugiau. Jeigu nustatom ant 4 ir ateinam va čia va, į patį priekį, nagi pasižiūrim, kaip įsirašys tada į lauką. Laukia pakankamai vėjuota. Ajajaj, Anikė pabudo. Kur galas? Na gerai, einu. Štai, įdomumo dėliai mes abidvi su Anikė. Čia va, vaikas ėmė ir pabudo. Ko vaikas pabudo? Anikė, ko tu pabudai? Nu, laukia vėjas kaip ir yra, bet čia balkone tai kažkokia tai kaip ir užuovėja gaunasi. Tai ko gero to vėjo nelabai girdėsis.